Tai aš esu Justina Muliolytė, mes kartu su Tadu Jonausku, kuris sėdi salės gale, ir komanda esame iš urbanistų biuro PUPA. Ir šiandien norėčiau pasidalinti su jumis patirtimi, dirbant su miestų savivaldybėmis. Tai mano prezentacija bus šiek tiek sausesnė negu prieš tai dvi buvusios, bet tebūnie. Tai mes esam PUPA komanda, darome urbanistinės vizijas, strategijas, viešų erdvių projektus, dirbame su vystytojais ir savivaldybėmis. Ir šiandien šnekėsiu būtent apie 3 projektus su savivaldybėmis. Tai su Vilniaus savivaldybė bei su Klaipėdos savivaldybė. Projektai skirtingi, nes noriu juos pristatyti per tą pusę, kiek mes daug įtraukiame žmonės į planavimą. Tai pirmasis yra Žirmūnų trikampis, čia yra teritorija prie Minsko iki, tarp 3 gatvių. Projektas vyko 2 metus, jisai buvo taip pat regioninio plėtros fondo Urbakt projektas, sakykime, buvo įtrauktas į tą projektą, o apie Urbaktą tie, kurie nežino, labai siūlau visiems pasidomėti, kurie ypač dirba su savivaldybėmis, nes tai yra labai puikia platforma padedanti savivaldybėms ir jų darbuotojams įtraukti miestiečius, yra papasakoma apie formas, kaip įtraukti, kaip moderuoti ir taip toliau. Mūsų darbas pagrindė vyko su taip vadinama vietos paramos grupe. Kadangi kvartale gyvena 12 000 gyventojų, neįmanoma fiziškai jų visų įtraukti ir šiame projekte buvo tikslas įtraukti ne tiek gyventojus, kiek svarbiausius atstovus, bet taip pat ir savivaldybės skirtingų departamentų atstovus, vietinių institucijų atstovus. Taip pat paramos grupiai įtraukėm ir dėstytojus, architektus, urbanistus, buvo moksleivių, studentų, seniorų, iš darželio atstovai. Tokia labai mišri publika, kuri 2 metus su mumis bendravo, mes pastoviai susitikinėdavome ir su jais dirbom. Jie reflektuodavo, ką mes darome, arba siūlydavo idėjas. Tai pirmieji susitikimai buvo susipažinti tarpusavį, kadangi ilgai bendrausim, tai kad visi žinotų, kas ką atstovauja, kas kieno interesus gina ir taip pat, kad sužinotume, ką kiekvienas nori matyti šitoje teritorijoje, kokias problemas ir kokius privalumus mato. Kai tą išsiaiškiname, vyko kūrybinės dirbtuvės, kuris buvo labai smagus renginys ir davė labai puikių rezultatų. Jo metu žmonės grupelėmis eskizavo variantus, ką galėtume matyti Žirmūnų trikampyje. Čia yra nuotraukos iš šito renginio, o tos dirbtuvės vyko įrankių, kurį mes sukūrėme, taip vadinamas stalo žaidimas, kurį sudarė žemėlapis kvartalo, meniu lentelių ir krūva lentelių su pavyzdžiais, kur tu galėjai rinktis, ką tu norėtum matyti iš viešos erdvės, iš funkcijų, iš pastatų, iš renovacijos. Ir žmonės rinkosi, kas jiems patinka, kas nepatinka. Kiekviena grupelė atsirinko savo metodą. Vieni išmesdavo viskas, kas nepatinka, kiti išsirinkdavo tik tas labiausiai, kas patinka. Kai kuriuose grupelėse buvo lyderiaujančių, kurie labiau įtakojo sprendimus, kaip ir šiaip gyvenime būna, ir rezultatas. Mes turėjom kaip tokias išvadas galėjom padaryti, ko žmonės nori, ko nenori, kas atmesta net nesvarstant, o kas sulaukia daugiausiai dėmesio. Vėliau, rengiant projekto viziją, mes rėmėmės tų dirbtuvių rezultatais ir kaip čia toliau vystant projektą su žmonėmis tikdavomės su šitą paramos grupelę aptart vizijos, aptarti, kaip jinai turėtų būti, kaip neturėtų būti, tuomet buvo daromas veiksmų planas tai vizijai gyventinti, tai vėl žmonės kiekvienas iš savo srities įtakojo, kiek galėtų prisidėti, ar jo organizacija, ar institucija ir tame projekte toliau dalyvauti. Tai projektas baigėsi, tiksliau jo dalis etapo baigėsi ir rezultatai tai, kad viziją patvirtino miesto meras, toliau bus visi projektai, kurie vyks kvartale, turės atitikti tą viziją daugmaž. Paramos grupė, jos tiksliau pagrindų bus formuojama kita grupė, kuri dirbs su projektais ir dokumentai prieinami viešai, savivaldybė taip pat ir šiokią tokią viešų ryšių akciją padarė, labai daug spaudoje apie tai buvo rašoma ir labai patenkinti užsienio partneriai. Kita teritorija Klaipėdoje, kuri labai panaši teritorija, tai yra daugiabučių kvartalas, bet kitaip mes priėjome prie viso projekto, nes buvo dirbama su gyventojais konkrečiai, mažiau su savivaldybės darbuotojais. Ir čia susidūrėm su tokiais įdomiais. Mūsų tikslas buvo kurti scenarijus kvartalo atnaujinimo, kiemų ir viešų erdvių, rodyti juos gyventojams, gauti nuomonę, kad jie dalyvautų, išsakytų savo nuomonę. Ir buvo tokių aspektų, kaip mes bedirbdami mokėmės, pavyzdžiui, kai pranešėme apie renginį spaudoje, tai į renginį susirinko žmonių. Tačiau, kai apėjom visą kvartalą ir prie kiekvienų durų prikabinom skelbimą ir renginys vyko kvartale, tai susirinko žmonių daugiau. Mes dirbome su maketais, nes maketas yra labai puikus įrankis vystant didelės teritorijas, nes žmonės mato, kur konkrečiai kas atsitinka
nes ne visi gyventojai sugeba skaityti brėžinius, tai maketas tam labai padeda, nes jis yra vizualus, tu gali apčiuopti ir suvokti erdvę. Taip pat darėm skirtingus scenarius, šiandien nuotraukoje matosi ta pati teritorija, 3 variantai. Kiekvienas scenarius išryškina kažką labai, tarkime, viešoje erdvėje ar daug mašinų, bet mažiau aikštelių, ar daugiau žaidimų aikštelių, bet tada nėra mašinų ir mašinos toli. Ir žmonės rinkosi, tai tie maketai ir variantai padėjo rinktis, o aišku, galutinis variantas buvo tokia kaip samplanka. Dar vienas iš aspektų, kurį naudojame, tai buvo visa informacija prieinama viešai, yra sukurtas puslapis, jis iki šiol atidarytas, viską veikia, ten yra viskas sudėta, ir analizės, ir variantai, ir galutinis rezultatas, ir mes iki šiol gauname skambučių, žmonės, pavyzdžiui, nori išsakyti savo nuomonę, kaip jų bendruomenė kažką sugalvojo ir ar čia galima būtų atitikti. Tiesiog kartais žmonėms reikia labiau pabendrauti. Ir išvados, tai kadangi vėlgi šitas kvartalas turėjo 15 000 gyventojų, tikrai jų tiek nedalyvavo pas mus, bet buvo svarbu įtraukti pačius aktyviausius, tai tarkime bendrijų pirmininkams mes skambindavom, rašydavom e-mailus, labai intensyviai kviesdavome, nes jeigu žino patys aktyviausi, jie paskleidžia žinią ir kitiems kaimynams. Renginiai turėjo vykti prie namų, po darbo, kad visi spėtų, skaidrumas suteikė pasitikėjimo projektų ir visa prieinama informacija, tai labai tai yra pagirtina. O kitas, trečiasis projektas, pats paskutinis, yra šiek tiek kitoks, tai yra Klaipėdos senasis turgus. Tai yra miesto širdis, miesto centras ir nors aplinkui yra gyventojų, negyventojų, yra čia svarbiausia grupė, kurią reikia įtraukti, o reikia įtraukti miestiečius, nes tai yra visų miestiečių turgus. Dėl to buvo pasirinkta tokia forma įtraukti miestiečių šventės metu. Mes organizavome kūrybinės dirbtuvės. Festivalio metu, kaip čia, buvo kelios palapinės, kur vyko kiti renginiai, vienoje palapinėje vyko mūsų dirbtuvės. Turėjome didžiulį teritorijos maketą, kur galima buvo išimti namelius ir turėjom daug namelių, kuriuos buvo galima įdėti. Skirtingos spalvos reiškia skirtingas funkcijas. Ir kaip visą tai vyko, visi dėliojo, žiūrinėjo, diskutavo, mes darėme skirtingas sesijas. Į kiekvieną sesiją tikslingai kvietėm, pavyzdžiui, labiau tarkim, planuotojus, labiau politikus arba labiau verslininkus, tam, kad sužinot, ko jie nori. Bet kadangi buvo miesto šventė, tai visą laiką ateidavo pašalinių. Pavyzdžiui, čia kažkokia moksleivių grupė buvo užėjus ir gavosi moksleivių projektas. Ką tai davė, tai žinoma, jų projektai netapo galutiniu, pamiršau dar paminėti, kad taip pat buvo kaip lentos su lipdukais, kur žmonės galėjo išsakyti nuomonę, klijuoti lipdukus su pastabom, kur kas gerai, blogai arba ką norėtų matyti. Tai rezultatas buvo, kad jų vizijos netapo galutinė vizija, bet jos labai daug įtakojo, nes buvo aišku, ko žmonės nori, ko nenori. Mes viską apibendrinome į naujienlaiškį, kurį išsiuntinėjom visiems dalyvavusiems, nes visi registravosi, plus jis buvo atspausdintas, vis dar yra viešai prieinamas ir dar vis downloadinasi į žmonės. Tai toks renginys pritraukė dėmesio ir žmonėm patiko. O galutiniai vizija buvo pristatyta vėlgi šventės metu, tai jau vyko tai turguje. Panašiai žmonės galėjo klausytis, išsakyti savo nuomonę, ant lapelių rašyti komentarus. Ir žinoma, buvo smagu, nes buvo šventė. Tai kokios išvados yra, kad viešumas labai pozityviai nuteikė miestiečius, nes jie jautėsi, kad gali prisidėti ir išsakyti nuomonę ir kad yra jų klausoma ir kad atsirado pasitikėjimas projektų, gal šiuo atveju labiau savivaldybė, kad jinai vis dėlto kažką padarys teisingo, nes žmonės išsako, ką jie nori. Tačiau dirbtuvėm mums reikėjo labai atsakingai ruoštis, nes kai yra tokios masės žmonių, tu turi labai aiškiai padaryti visus įrankius, jie turi būti žaismingi, o kai jie žaismingi, tada įsitraukia, tada visi labiau siūlo idėjas. Tačiau kas yra labai svarbu, kad paraleliai turėjo bent jau mūsų atveju vykti kiti renginiai, nes vien dėl dirbtuvių nebūtų žmonių tiek susirinkę, o kai vyko šalia festivaliai renginiai, tai dar buvo ir pritraukta labai daug praeivių. Tai toks rezultatas šito projekto. O pačiam gale dar norėčiau tokia kaip apibendrinti, kad tai, ką mes darome apskritai ir ką darėme su šitais projektais, tai nėra mes kažką naujo sugalvojame, tai yra gyventojų dalyvavimo projektuose kaip teorija, yra netgi tokios kaip Einšteino dalyvavimo kopėčių modelis, tai yra kiek tu gali įtraukti gyventojus nuo informavimo, konsultavimo iki įdavimo jiems visiškai patiems kontroliuoti ir daryti sprendimus. Tai tarkime,
Klaipėdos daugiabučių projektas ir turgus buvo labiau, kad žmonės informuoja, konsultuoja, nes jie iš tikrųjų sprendimo nepriėmė. Tačiau Žirmūnų projekte jau ta mūsų darbo grupė, jinai ganėtinai įtakojo sprendimus ir siūlė sprendimus, jie jau žymiai daugiau turėjo galios, tačiau mes to 8 viršutinio laiptelio dar nepasiekėm, bet galbūt kažkada. Ir pabaigsiu tuo, kad tie, kurie nori daugiau informacijos, tai jau pasikartosiu, verta pasidomėti Urbakt programa, nes ten yra daug informacijos apie gyventojų įtraukimą, būtent iš savivaldybių pusės, ir taip pat puslapis Community Planning, kur apie panašius įrankius taip pat galite pasirinkti informacijos. O jeigu įdomu, ką mes darom, tai galite su manim susisiekti, aš taip pat turiu visų 3 projektų bukletus, nors jie yra viešai prieinami, bet galima pavartyti ir popierinius variantus. Tai tiek, ačiū.